Euras, doleris, savaitinis grafikas. Šiaip nuo antradienį nedaug kas pasikeitė vienas mažas toksai dalykas, to aš biški patrinsiu. Oi, net atrinu. Fantaziją patriniau jo. Sakiau, kad gali savaitę atnaujinti dėmį, tada važiuosime į viršų, arba neatnaujinti, tada važiuosime apačią. Jo, tas fantazijos vis dar lieka. Tokios, kol kas atnaujinimo nėra. Tai klausimas, kaip rytoj užsidarys savaitinį žvakį. Taip? Šiaip žiūrint tą tendenciją, ką jis euras nori daryti, mano atžvilgiu bus antra fantazija, tai yra neatnaujinsim, mes atšakinėsim, važiuosim į apačią ir jau turbūt pereisim prie va šito varianto. Gal pakeisim spalvas, kad būtų aišku. Pavadinsim vienas variantas žalias, vienas variantas geltonas, o kitą padarysim kaip krentantį raudoną variantą padarysim. Ja. Kol kas, nes šiandien buvo ir teigiamų naujienų iš Europos ir šiaip neblogas bandymas buvo atnaujant judėjimą į viršų, bet kol kas nėra to atnaujinimo, reiškia nėra labai tiek daug pirkėjų ir greičiausiai įsigalios raudonas scenarius, tai važiuosime į apačią. Aišku, sakau, čia savaitinis grafikas priklauso, kaip užsidarys savaitę, bet, judėjimas buvo, korekcija atidirbo, o judėjimo nepratėsi. Dar, aišku, yra tikimybė, kad pratęs, bet jinai jau, ko toliau, to, atrodo, mažiau įvykdoma, kad mes važiuosime į viršų. Taip? Dieninis periodas. Vėlgi, buvo taip suprognozuota ir buvo taip analizuota, kad mes galim nuvažiuoti iki vidinės trendinės ir čia gaut stiprų tokį pasipriešinimą, taip, kaip lygiai 31.30, tas ir įvyko, mes dabar matom ant akių. Taip, atšakinėja dieninė žvakė, šiandien ryte dar mes čia stovėjom, o dabar mes atšakinėjom ir jau dieninė žvakė žemiau negu buvo vakar. Tai jau greičiausiai mes susiruošiam atšokti ir važiuoti apačių. Greičiausiai. Taip, diena dar tik tai įpusėjo, dar visą Amerikos sesiją priekį, taip, tai gali būti visko, gali čia užsidaryti ir augime. Aišku, abijoju, bet visko gali būti. Taip, kol kas, čia aiškių sandarių, iš pačios bajo, jeigu mes pramušom ir važiuojam toliau į viršų, kas jau dabar, ko toliau, to mažesnė tikimybė, taip, tai kažkur nuo 3200, nuo antros šitos vidinės trendinės linijos, taip, galima planuoti pardavimą. Na ir kraštutinis variantas pardavimui, tai jeigu mes pramušom visas vidinės trendinės linijos, mes važiuojam į viršų ir čia mes jau pasieksim tada maždaug šitos projekcijos ir tai bus kaina kažkur tai apie 3500. Tai jeigu vyksta pramušimas, tai čia geriau nuo vidinės trendinės linijos pirkti ir važiuoti viršų kartu. Apie 300 punktų galima nuvažiuoti. Taip, sakau, man šitas scenarijus važiavimo į viršų mažiau realesnis atrodo, negu mes dabar koreguosime, dieninis trendinis, o čia gali būti ir pramušimas, nes nebaigtas ciklas ir galim pramušinėti ir važiuoti toliau keliauti apačią. Ketvirtukas. Keturi periodas, gražiai čia išbražytas, nieko neaišku, bet išbražytas gražiai. Ja? Dabartinė vieta, kur galima nupirkti, tai medianų susikirtimas, trikampio susikirtimas, tai kažkur tai 3022, 3025. Ja, 13020 bus vieta sustojimo. Klausimas stoplosų tik profitų, taip, stoplosas čia bus apie 40 punktų, profitas irgi apie 40-50 punktų. Daug geresnė, gražesnė ir realesnė tokia situacija su pardavimu, nes matom, buvo čia kažkas panašaus, kai mes išaugam, neatnaujinam po korekcijos ir nukrytom gan gražiai. Ja? Tai šitoj vietoj tas pats lygis pas mus dabar ir duoda pasipriešimą, tai 3080. Jis, jeigu pramušamas ketvirtukų, laukiam grįžimo, darom sandarį sell, taip, stoplosas apie 70 punktų, o jau profitas važiuojam į apačią. Irgi galim pafantazuoti, toks scenarius, sakysim, koks galimas scenarius maždaug, tai mes ateinam dabar į apačią, taip, kažkur tai čia porą žvakių, po to
rytoj mes darom korekciją ir korekcija klausimas, ar mes sugrįšim prie 380, ar mūsų stabdys va čia vietą tas pigliukas, jo, man irgi gan gražus lygis, 3050. Nu, greičiausiai, ta proga, kad korekcija bus rytoj, tai penktadienis, tai greičiausiai mes pakilsim į viršų. Na, ir galim pramušinėti, bet aišku, čia dvi vietos sustabdėm. Paimsiu tokį pesimistiškesnį variantą, mes sustabdėm ties 3050 ir jau ramiai važiuojam į apačią. Ir visą tą dalyką mes padarysim rytoj, ta proga, kad penktadienis, jo visą savaitę buvo augimas nuo pirmadienio. Jeigu mes šiandien pradedam apsisukinėti, rytoj greičiausiai mes pratęsim tą apsisukimo kursą, pelno fiksavimas ir taip toliau ir užsidarysim ten, kur ir atsidarėm pagal savaitinį grafiką. Taip, ir čia bus kažkur tai va, šitoj vietoj. 2940, 2950. Arba bus gražiai krentanti žvakė su spigliuku, su visko ir važiuojam mes tada tikrai į apačią. Tai ketvirtukė pirkimas su mažų stopų, mažų profitų, tai čia nusisikirtimo nuo medianų, taip, arba jau laukiam konkrečiai nuo trendinės linijos 2920-30, bet tai jau link pirmadienį, ja, rytoj nereikia pirkti, rytoj iki pietį, jeigu čia įsitrauksite pirkimą, viskas tvarkoja, gali atidirbti ir važiuoti į viršų. Taip, nu, jeigu nuspręs rinkos dalyviai, kad mes norim uždaryti penktadienį aukščiau, taip, augančią žvakę, atnaujantį judėjimą ir taip toliau, irgi gali būt, nebus pelno fiksavimo, bus įėjimas ant korekcijos gilesnis ir mes važiuojam į viršų. Taip, maždaug tada grįžimas čia ir scenarius pas mus labai gražus va toks. Irgi padarysim geltoną scenarijų. Mes važiuojam į viršų. Kaip tas atrodys, grįžimas čia, atšokimas link trendinės ir pirmin. Bet man arčiau vėlgi raudonas scenarijus, taip mes važiuojam į apačią. Valandinis periodas. Valandinis periodas veikia gražiai čia. Linijos, neatsimenu, bražiau aš per apžvalgą, ar šiaip pats pabražiau, jo. Ką mes turim? Mes turim aišku palaikymą, turim vidinę trendinę liniją, galim pamest projekciją čia, taip. Ir mes matom, kad va, dar veikia toks kanaliukas pas mus. Taip, va, 4 trendinės linijos. Dabar kas įvyko čia, šiandien. Mes atšokam nuo viršaus, atėjom prie vidinės trendinės linijos, jos nepramušėm, atšokam, bet čia ciklo nepabaigėm ir nenuvažiavom į viršų, neatnaujinam. Įvyko pramušimas, grįžimas prie pramuštos linijos ir keliavom mes į apačią. Čia dar šiandien gali būti atšokimas ir važiavimas į viršų, nes valandinė FIBO 3.8 lygis plus. Tai šiaip gražus lygis 3.058 plus vidinė antra trendinė linija. Taip, va tai reikia žiūrėti. Bet jeigu pas mus vyksta, čia mes ateinam, atšokstam iki 23 ir nepratysim vėlgi iki vidinės trendinės linijos mes neeinam. Taip, aukščiau sustojam prie 23 lygio. Tada vėlgi nebaigtas ciklas, pramušimas ir važiuojam į apačią. Taip, ir važiuojam į apačią. Tai va šitoj situacijoje vėlgi ką daryti, galima surizikuoti nupirkti čia, stopas nedidelis, čia apie 50 punktų, 60, taip, už trendinės linijas apačiau, šiam pirmo lygio. Na, profitas prie 23 arba prie 0, jeigu mes turim didelį tokį polinkį rizikai. Taip, 80 punktų prie nulinio lygio, o prie 23 lygio čia mes turim 30 punktų. Va. Antras variantas, profitas aplamai nestatomas arba statomas ten kažkur tai, jo, ir kai kaina atšoksta pasiekia 23 lygio, stoplosas į nulius ir ramiai laukiam judėjimo pratęsimų. Bet žiūrint, kaip dabar juda euras, tai gali būti toks variantas, kad mes čia ir neatšoksim. Nors vieta graži ir 3.890 metų iš 100 atidirba, vienas tik tai pavojus yra koks. O čia buvo 23 ir 23 kaip toks beveik atidirba. Iki kūno atidirba, biškai jam trūko 10 punktų iki 0 atidirbti, tai jau, skaitom, kad atidirba. Taip? Ir dar to labiau, kad čia 1, 2, 3 bandymai buvo atšokti
nuo 23 ir niekaip mes nenorim. Taip, galbūt viskas tas judėjimas į viršų baigtas ir nieks jau ant korekcijų įdinėti nenori. Vidinė trendinė linija plus 3.8 plus neblogas lygis 3.058, taip, jisai, čia buvo toks gan neblogas, taip, duodavo atšokimus, taip, galim irgi paimti savo tokį sandariuką buy, arba sandariuką savo galim paieškoti. Vienas variantas nuo 23, kaip pagal scenarijų šitą nupaišiau. Antras variantas nuo vidinės trendinės linijos 3.110, taip, ir vėlgi važiuojam į apačią. Stopas 40 punktų, profitas apie 100. M15 periodas, čia visai gražus M15 periodas, man labai patinka, kaip veikia tos projekcijos, taip, matom, kad prie kiekvienos projekcijos beveik darė atšokimą ir grįžimas, atšokimas, pramušimas, grįžimas, atšokimas. Ir ką mes matom čia, čia pramušė, nukeliavom į apačią ir grįžimą nepadarė, taip, reiškia viskas šitą liniją. Nemato rinka, sakysim taip, jos, taip, įvyko pramušimas, prie šitos linijos grįžimas, atšokom, dar kartą grįžom prie šitos linijos, dar kartą atšokom ir va šitas atšokimas, šiandien, kuris buvo ten 2 valandą, 3 valandą, taip, mum jau rodo, kad nuo šito apatinio palaikymo M15 nėra jau tiek norinčių dalyvių, kad stumt toliau rinką į viršų. Nebaigtas ciklas reiškia, mes važiuojame apačią. Pramušimas, grįžimas ir gražiai jau 28 punktai atšokam ir važiuojam toliau. Dabar vėlgi, aš ryte pasakoju, koks variantas. Jeigu vyksta pramušimas šito lygio 3.080, 3.080. Jeigu žvakė užsidaro žemiau, laukiam grįžimo prie jos ir pardavimas ir artimiausias čia sustabdymas maždaug už 30 punktų jo prie 3.050 kažkur. Pagal M15. 3.054, jeigu taip tiksliau jau žiūrėt, o kitas sustabdymas 3.017. Tai nuo 82 iki 54, apie 26 punktus galim paimti plus predas. Ja? Arba rizikuoti ir pirkti nuo 3.050, bet čia jau bus pagal valandinį periodą. Ja? Tokie variantai su euru. Kas nori ten daugiau aptarimų pažiūrėti, žiūrėkit antradienio apžvalgą, ten biški daugiau scenarijų parašyta. Nedaug kas pasikeitė šiaip. Nuo antradienį nedaug kas pasikeitė, nes visą trečiadienį mes čia prastovėjom, o ketvirtadienį tik tai prasidėjo judėjimas. Tai galima dar antradienio apžvalgą pažiūrėti.